Kalėdų senelis – vienas žymiausių pasaulio žmonių. Jo kompanija – viena seniausių ir dirba tarptautiniu mastu. Jo įvaizdis – stebuklingas. Jo laukia visi. Taip išoriškai atrodo dauguma didelių ir gerai žinomų įmonių. Tačiau geras įvaizdis ne visada lygus gerai savijautai kompanijos viduje. Kas iš tiesų vyksta tarptautinėje Kalėdų senelio įmonių grupėje per darbymetį ir po jo? Visa tai – nevaldomos psichosocialinės rizikos darbe pasekmės. Nesuprantu, kiekvienais metais tas pats. Atrodo, visi žino savo darbus, žino, kaip juos atlikti, lepiname juos vaisiais ir picomis, vis tiek visi pervargę, nelaimingi, nori išeiti iš darbo. O tu klausi nykštukų, kaip jie jaučiasi darbe? Sužinokite, kas eikvoja darbuotojų resursus, kelia įtampą darbe ir raskite sprendimus, kad tai nepasikartotų. Kaip tai padarė Kalėdų senelio įmonių grupė? Jau rugsėjo mėnesį Kalėdų senelis susikvietė nykštukus ir drauge peržiūrėjo ilgą jų darbų sąrašą. Paaiškėjo, kad daugiausiai įtampos kelia ir resursų naudoja paprasti dalykai – neefektyvus dovanų pakavimas. Todėl nuo šiol rudenį įprastai darbo neturintys elniai bus apmokyti siuntų atspaudavimo. Daug nemalonių jausmų kelia užsakymus atvežančios piktos voverės. Todėl kiekvienas nykštukas bus apmokytas bendravimo su agresyviomis voverėmis subtilybių. Nykštukams trūksta kokybiško poilsio. Todėl bus įkurtos sporto ir atsipalaidavimo erdvės, kompensuojamas masažas. Dabar laimingas ir Kalėdų senelis, ir nykštukai. Leidęs nykštukams įvardyti, kas konkrečiai jiems kelia įtampą ir kas galėtų padėti, jis galėjo imtis pokyčių. Juk senelis, pats tų darbų neatlikdamas, net negali įsivaizduoti, su kuo susiduria nykštukai. Jei neatliekate streso darbe veiksnių tyrimo, sunku suprasti, kas kelia darbuotojams įtampą, kas riboja jų darbingumą ir ką reikia keisti. Valdyti psichosocialinę riziką darbe yra labai paprasta su sveikatadarbe.lt ekspertais.